Susitinkam šiandien prie mūsų Fendt Ideal 9T kombainą, kuris stovi už mūsų. Ir šiandien kūliam sojas. Tai keli svarbus faktoriai, kurie mums padeda sojų lauke. Tai yra pusiau vikšrinė 4 varančiųjų ratų važiuoklė su itin plačiais vikšrais, varoma priverstiniu būdu, dėl to net šlapiose sąlygose mes neturim vikšrų praslydimo ar kitų sunkumų. Taip pat galingas 660 arklio galių variklis, kuris padeda ne tik užtikrinti kombaino darbą, bet ir sutaupyti nemažai kuro. Kas dar svarbu paminėti, tai yra dvigubų rotorių sistema. Tai turim 2 beveik 5 metrų ilgio rotorius, kuriuose kultūra gali užsilaikyti ilgesnį laiką. Vadinasi, drėgnose sąlygose, kai mums yra sunku kulti, ta kultūra ilgiau būdama rotoriuje gali būti iškulta daug efektyviau. Dar vienas svarbus dalykas apie ilgą rotorių, tai kad mes kulam labai švelniai. Ir žinant, kad sojos pupelė yra pakankamai minkšta, tas rotorius užtikrina tai, kad kuo mažiau mūsų kultūrų būtų sužalota. Ilgoms darbo valandoms šis kombainas yra aprūpintas su Fendt kabina, kurioje operatorius jausis ypatingai komfortiškai ir didelis stiklo plotas jam leis matyti visą pjaunamosios plotį. Taip pat šis kombainas yra aprūpintas pilnu LED apšvietimu. Šiuo metų laiku dienos trumpėja ypatingai greitai. Todėl šis apšvietimas padės užtikrinti, kad operatorius net ir tamsiu paros metu matys kiekvieną lauko kampelį. Einant prie svarbiausių iš dedamųjų šiuo atveju, tai kombainas yra suporuotas su Geringhof vokiečių gamintojo Truflex Razor pjaunamąja. Kuo ypatinga ši pjaunamoji? Tai ne tik, kad ji lanksti 3 dalyse, kaip yra įprasta matyti mūsų laukuose, tačiau paviršių gali kopijuoti ir dalgis. Ką tai reiškia? Kad pjaunamoji gali pjauti iki 2 cm aukščio nuo paviršiaus, neprisigaudydama akmenų, žemių, kas yra labai aktualu sojos pjovime. Pereinant į dar vieną svarbų aspektą, kurį turi Geringhof pjaunamosios, tai atskiri hidrauliniai varikliai peiliams. Jeigu į pjaunamosios peilius patenka koks nors objektas, kur pjaunamoji gali užstrigti, taip yra nelaužomi peiliukai, o pjaunamoji tiesiog sustoja. Taip taupomas ir peiliukų keitimo laikas, ir operatoriaus darbo laikas. Taip pat ši pjaunamoji gali nuimti ne tik soją, bet sudėtingais metais, kai yra sugulusios kultūros, kviečiai, žirniai ar kita, galima naudoti šios pjaunamosios privalumus ir nuimant tas kultūras. Kol kas sojai nematau aš, kad būtų kokie kenkėjai sojai, vabalai ar dar kas, nei ligų. Bet sijomainui laikantis pas mes soja į lauką grįžta kas 6 metai tą patį lauką. Tai va to neina pastebėti. Jei praktiškai ir chemizuoti ūkiai, kurie pabandė auginti paskutintus 2-3 metus, jie irgi naudoja tokią pat technologiją, jie tik pasėja, ir ką mes ekologai kaupiam tarpueilius, nes sukovot su piktžolėm, jie pasėja ir jie nupurškia nuo žolių viskas. Nei papildomos trąšos, nei nuo ligų, nei nuo kenkėjų nepurškia. Taip, sudaro sėklą, ekologijoje sudaro tarpueilių kaupikai, tą, ką turim mes, tai turi sėti ir tarpueilius kaupti. Tai ekologijoje negali pasakyti, kad tai mažesnės, daugiau mechaninio darbo, bet to labiau, kad tu gauni gerą kokybišką derlių, nesukirmijusi, be skilučių, kas su pupom prastai ir su žirniais. Su kombainais teisingai pradedam nuo rapso, toliau eina kviečiai ir kanapės ir paskui paskutinta soja. Soja būdavo rugsėjo 2 pusėje. Šiemet nusikėlė, susivėlino, nes kadangi tokios klimatinės sąlygos. Bet iš esmės soja būdavo rugsėjo pati pabaiga, pilnumoj nukuldom. Tai įsitempia kombainą apkrauni teisingiau su darbais, su viskuo. Ekologinę soją mes per savo ūkininkų kooperatyvą turim tiesiai dirbam su gamyklom, su perdirbėjais, austrais, tai jos niekada nebuvo problema parduoti. Tai tik turėk tą kiekį, kiek priauginsi, tiek parduosi, nes aplamai ES su baltymais jinai 5 procentų net neapsirūpina baltymu. Visas baltymas yra atvežtinis, pagrinde. Tai jo turėk dėl pardavimo nėra problemo jos parduoti. Chemizuotiem, šiai dienai, kiek žinau, Lenkai.
Lenkai turi gamybą, Lenkai nužengė, supranti, per tą patį dešimtmetį, kai pradėjom Lietuvoje, atsivežėm tą soją, atsivežė ir Lenkai. Mūsų kolegos, kai pradėjom tą visą kiekį, pradėjo dirbti ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. Tai Lietuvoje turim 2000 hektarų sojos, Lenkijoje šiai dienai turim 100 000 hektarų. Auginamos ir Lenkijoje perdirbimas ir gamyba išvystyta viskas. O atėjom tais pačiais metais. Tai va čia ir turim tą požiūrį valdžios, turim požiūrį ūkio, turim požiūrį pašarų bazės. Nes Lenkai pirmą žingsnį padarė, kada Covidas buvo, kada sustojo atvežtinės sojos, baltymas atvežtinės, sustojo uostai, sustojo pašarų bazė ir tada susizgrybo. Padarė atskiras programas ir šovė 7 myliai žingsniais. Mes šitoj vietoj vien ant entuzijazmo stovim. Bet ir tai, per paskutinius 2 metus chemizuoti ūkiai pabandė, tai Lenkai gatavė atvažiuoti ir dabar kalbėjau, šioje savaitėje Lenkai sulėkė, ką augino chemikai, supirko, susikrovė, įsivežė. Jos rinkoje realizacijos nėra, problemos parsiduoti. Reikia padaryti pas mus Lietuvoje sistemą, ją vietoje perdirbti. Ir vietoje ekstruduoti ir pašarų bazę, nes dabar juokingai mes užauginam, išvežam savo soją, o rūpinių sojos perkam pas kažką. Tai, kažkaip keistai atrodo, tas požiūris toks keistas, ne? Tai pirmą kartą soją pabandžiau 2011 metais. Tai vieni iš pirmųjų buvom, kurie atvežėm sojos veislės į Lietuvą. Tada dar iš Ukrainos, paskui imant Lenkijoje tobulint veislės. Tai nuo 2010-11 metų. Tai jau 15 metų. Tai yra geras priešsėlis ir gerokai daug palieka sukaupus baltymo šakninę. Šitas dalykas. Antras dalykas yra, kad tai yra baltymas paklausus, kur ekologijoje nėra problemų jo parduoti ir visada turi kainą. Per paskutinius metus labai banguotai, nes reikia pradinio žingsnio, turbūt finansavimo, injekcijos pirminės ūkininkui, nepasitikėjimo. Nes jis niekad nebandęs, jis augino žirnius, lubina, pupą, jis ir vargsta to pačiu, nes jis moka, žino ir skaito, kad jam viskas gaunasi. Nors šiai dienai yra kainos ankštinių kultūrų, tai 2012 metų. 11-12 metų rinkos yra žirniai pupos tom pačiom kainom. Tai ūkininkai ir nemato ar neskaičiuoja pas save, nes principas yra tame, kad tu kiek subrango dizelinas, kiek subrango įranga, technologijos, viskas, o kaino žaliavos likę 12-13 metų senumo, tai netempsim taip ilgai. Tai kas galvoja gudresni, žinai, tai žiūri naujas technologijas, žiūri naują ką pabandyti pasėti, nes sojos investicijos į sėklą panašiai apie 300 eurų į hektarą kainuoja, tai taip pat panašiai kainuoja tiek žirnių, tiek pupų, jeigu perki sėklinę medžiagą. Jeigu ne ūkinė sėkla sėjai, tai sėkla panašiai kainuoja. Tiek, kad baimė ūkininkam, nežinau, nemoku, nebandžiau, gal. Tai matom, ką Lenkai padarė, atskirus fondus padarė Lenkai ir kompensacijas. Ūkininkam tokia kaip paskata pirmam žingsniui žengti. Ir padarė perdirbimą, gamybą, kad vietoj pašarų gamintojai ir kad turėtų. Mes Lietuvoje keistai atrodo, ūkininkam draudžiam genetiškai modifikuotą soją auginti, kategoriškai, bet visa pašarų bazė Lietuvoje galiu drąsiai teigti, kad nėra nei paukštienos, nei kiaulienos, nei pieno be GMO. Apart ekologinių produktų. Nes ekologijoje griežtai draudžiama GMO, tai šeria ne GMO pašarais. Toliau pas mus visi kiaulynai, paukštynai ir pieno, didieji ūkiai, visi sojos rūpinius kinietiškus varo su pilnu GMO. Tai jeigu neleist auginti, o leist šert, tai kur logika? Investicija yra pirma į siejamasias praktiškai turi, chemizuotam ūkiam yra paprasčiau, turi purkštuvą, turi siejamąją, tai jam šitą vietą jis viską turi. Ekologam reikia pasidaryti siejamąją, prisitaikyti, tarpueilių kaupiką, ką mes Vabaldį irgi nupirkę Haslim-Bichlerį, 6 metrų 12 eilučių. Tai tarpueilių kaupiką, kur kovoti su piktžolėm, kad reikia. Tai šitą reikia turėti, reikia pasikonstruoti. Tada, jeigu pas tai kaupikas yra pakabinamas, tu turi turėti pakabinamą siejamąją.
Tai mes susikonstravę tokią iš rusiškos persidarę, iš SPU, baltarusiškos SPU persidarė 12 punktų, galima dėti kukurūzinės, galima dar, kad čia ūkio reikmė. Tai sėjamoji turi būti, tarpueilių kaupikas ir geras kombainas, viskas. Pirma, laukas turi būti lygus, ane, turi įsilyginti lauką, ane, jisai turėtų būti be akmenų, arba stankinimo volai sumušta, kad būtų, nes ankštaros, kaip ir sako, mane ankštaros prie pat žemės. Tai reikia, kad kombainas sugebėtų imt nuo pat, kuo žemiau, kad neliktų pagrindinį pirmos ankštaros. Pirmos ankštaros sojos apie 5-7 cm nuo žemės. Tai va, tai kombainas su flekso kederiais dar ką, va, tie jau super, žinai. Bet įmant tą, tai kad turi pasidaryti lauką įsilyginti. Negali būti, kaip papuolė arimas su plūgu, kur kliuvo, kur nekliuvo, nes tada visa technologiškai prastai eina. Bet didžioji dalis ūkininkų šiai dienai dirba tom technologijom, beriminiam technologijom, ar tiesioginę sėją naudoja, ar beriminę. Jeigu sojus plotus didinsim kiekius, tai reikalinga, kad lieka vis tiek. Tada tas pats kopijavimas, pats prisitaikymas prie žemės, nes kederiai 7-9 metrų arba turi mažiukus 3-4 metrų imti ir brūžinti čia, žinai. Bet tada vėl pilną lauką turi kombainų prisistatyti. Vėl su terminais, vėl žmonėm, vėl užburtas ratas, žmonių nėra. Tai einasi technologijos, einasi vienas galingas kombainas, lygus laukas, platus kederis, ir per vieną dieną gali atidirbti už 3-4 kombinus. Nes rudenį irgi tos dienos gaunasi darbo, kad tu pradedi 2 valandą, baigi 6, tai 4-5 valandos darbo per dieną gaunasi, o taip vasaros laiku ir 12 ir 14. Šiaip tas viskas nureguliuojama. Jinai šiemet minkšta, kadangi orai, tokie ir susivėlinę, atidrėkę stovėjo. Šiaip rugsėjo mėnesį jinai barška būna ir 14 ir 15 drėgmės paėmė, tai tas išbarškinimas jos tiek, žinai, kombainas pats, žinai, vat, kaip susireguliuosi. Tiek čia ir klavišinis, ir rotorinis tas, kaip suderinsi, kaip sureguliuosi, kad neskaldytų. Tai šiai dienai, kai drėgniau, tai rotorius turi kaip ir privalumų. Žinai, jisai švelniau gal paims, kai kratukas būgnas daugiau gal muša, padaužys. Bet kita vertus, kas liečia ekologinę, tiek soja dar, kai jeigu įvažiuosi į Ramunės ir bus prastas operatorius, pripins kasų rotorių, iškimš visus galus, supranti, vėl yra problema, tai vėl atsiduriam į operatorių. Vienaip ar kitaip mes susidursim, Lietuvoje aplamai mes susidursim dar 5-metis ar 10-metis, mes katastrofiškai susidursim su darbo jėga žemės ūkyje. Esmė tame, kad kaimas sensta, ir dabar vidutinio amžiaus, žinai, žmogui įduot naujas technologijas, kompiuterizuotai viskas dar, kai jisai eina atbulas. Pasodinti jauną žmogų, jisai su kompiuteriu viskas tvarkoja, susigaudys, susireguliuos, bet varžtą atsukti ir su plaktuku pamosikuot ranką nusimušt, tas šito nebenori. Tai gaunasi turi turėti mechanikus, kas remontuotų ir turi turėti vairuotojus, kas vairuotų. Gaunasi toks kaip užburtas ratas, turi pats mokinti, žmonės pratinti, mokinti ir kurie, kad pradėtų dirbti ir žinotų, ką daro. Geriausia, tai tas turėtų būti, ką ir kalbu daugeliu dalykų, tai turėtų paslaugų sektorius. Mes neturim dar, kad to paslaugų sektoriui, tai šitas turėtų klestėti Lietuvoje. Turint paslaugų sektorių, tai turint 100-200 hektarų ūkį, nepirkčiau kombaino gyvenime. Imčiau paslaugas, kas atvažiavo nukulė, nes tai finansiškai neapsimoka. Kombainą turi apkraut. Jeigu didelis galingas kombainas, jis turi 100 hektarų kult per sezoną, jis turi važiuoti iš ūkio į ūkį, kad jis atsipirkinėtų ir atidirbtų. Tai va šitą sistemą reikia tobulinti, reikia dirbti. Tai ūkį ne tik darbus, tu turi įsidėlioti tavo draudimo polisas. Tai tu ūkininkai galvoja kviečiai rapsas ir paro, ir apsidraudžia. Viską. Ir sėdi, laukia, kol kažkas pakompensuos jiem, jeigu iškūlė, padarė, nepaėjo, žinai, vieni ar kiti metai. Taip, tai pelningiausios kultūros, auginami. Dar cukriniai runkeliai, dadėk, tai ir tai ne visose rajonuose, kur yra galimybė. Bet iš esmės taip, bet labai susiaurina tavo dirvožemį. O kai tu įsidėlioji skirtingas kultūras, tai pagal grafiką, pagal terminus nuėmimo ir eini, kombainas diena iš dienon, jis apkrautas, kai pradeda nuo Liepos mėnesio, tai baigia šiemet spalį, tai taip rugsėjo pabaigoj.
Soja visai atsitiktinai Ukrainoje važiuojant dalyvauja, ką pakeist, ką ekologijos parodose. Dar ką, tai yra, matai kultūras, matai važiuoji dar ką, kas auginama, kas pašaruose eina. Tai domies, ką gali auginti, ką gali parduoti. Nes šiai dienai, žinai, priauginti, kai sakau, Lietuvoje galim ir bananus auginti, bet jeigu teisingai juos nupirktų kas, tai apsimokėtų plantaciją veist. Bet didžioji dalis turbūt masė augina, kas papuolė, o paskui laksto galvoja, kur man padėti ir ką parduoti. Nes suprat, kviečiai reikia pamiršti. Kviečius Lietuvo žemėse vienetus, ką galim sunaudoti. Nes, vienaip ar kitaip karas Ukrainoje baigsis. Ateis didelis žaidėjas į Europą. Su ukrainiečiais, su kviečiais nesukonkuruosim, ką nepadarom ir su prancūzais. Kokybiniais rodikliais kažkokios kokybės turėsim, maistinių dar ką padaryti. Toliau kitos kultūros yra. Tai mes turim žiūrėti ūkyje kitas kultūras, pasižiūrėti tas, kas tenai neauga, kur per šiltas klimatas ar kur slenkasi klimatas pas mus. Tai ūkyje turi įsidėlioti. Nežinau, pas mus mes auginam kviečius, kvietrugius, auginam, kas eina į pašarus, kas tiesiogiai sutartis turim, kur išvežimui. Tai soja, kanapės, avižos, tai rapsas, dar ką. Tai viskas išdėliota taip, kad ir eina. Būdavo tarpais kmynai, važiuoja tarpinės žolės, auga dar ką, kad dirvožėmis pasidarytų, kad turėtum užsiauginę savo ir augini ne tik į viršų kultūrą, bet augini dirvožėmio kokybę. Mes kalbam, čia dabar visi svaigsta apie baltymų gamyklos pastatymą, žirnių pupų. Tai aš kosmosą galiu pavadinti dar ką, kad tai yra atgyvena, tai yra senovinis dalykas, nes tų žirnių pupų nebepriauginam. Ir baltymas žirnių pupų yra visai kitoks negu sojos. Ir to labiau, kad soja, Smetonos laikais sugebėjo išauginti, mūsų protėviai, seneliai sugebėjo soją išauginti Lietuvoje, o mes dabar ką? Lenkai pilnumoje augina, čekai augina, Kanadoje lygiai toj pačioj platumoje kaip ir mes, pilnumoje augina. Reikia prisitaikyti veislės imti auginti ir sojos baltymas gerokai didesnis ir jis gerokai daugiau panaudojamas. Reikia žiūrėti, išgaunant tą baltymą, bet reikia kreipti dėmesį į soją, ne į žirnius ir ne į pupas. Pagrindinis žingsnis yra. Mes turim Lenkų patirtį, kai Lenkai padarė sistemą, kai ūkininkai savo ūkį užsiaugina pašarus, ekstruduojasi ir sušeria. Latvijoje yra Rubuilis. Toks ūkis nuo Rokiškio, čia važiuojant pro Biržų kampą, man atrodo, kiek atsimenu iš tos pusės, ar Joniškėlio, nuo Biržų kampo važiuojant, tam pat Latvijos Lietuvos sienos. Žmogus auginasi soją, iš mūsų paėmė sėklą, pradėjo iš Lenkų imtis, ten auginasi soją, turi 3000 kiaulių, pats savo ūkį užsiaugina, ekstruduoja, nuo paršelio susišeria, parduotuvės mėsos, visą sistemą uždarą ratą padaręs. Tai Latvijai pati šiaurė Lietuvos ir tai auginasi ir tai šeriasi. Man keista, kaip Lietuvoje mes galim auginti kiaulynus turėti, neturint savo žemės, neauginant savo pašarą. Tai perku pašarą, kada jis brangiausias, tada mėsos negaliu parduoti. O grūdininkai auginam grūdus, neturim toliau kur sušert. Neturim sistemos, mes sugriovėm žemės ūkį Lietuvos, kai griovėm kolūkius, sudaužėm viską ubagan. Ir dabar turim kurti viską iš naujo. Kaip apmokestins grūdus, išvežimus, laivų plaukimus, CO2 emisijas. Ką pardavinėsim? 6 milijonus, 5 milijonus kviečių derliaus. Kai Ukraina pliūpstels, dar su 50-70, kai Ukraina patrigubins derlių, ką mes padarėm. Įstojo Europos Sąjungą, kiekvienas ūkis drąsiai galim pasakyti, padvigubinom. Kiti net patrigubino derlių. Tai jeigu žmogus normaliai galvoja, jis negalvoja turbūt, kad Ukraina įstojus irgi padvigubins ar patrigubins derlių, tai gali atsivers biržoje, kiek maždaug Ukraina turi kviečių. Ir pasidauginti, jeigu jinai padvigubins ar patrigubins tą savo derlių. Ir tas derlius bus Europos Sąjungoje. Bus kokybė. Bus technologijos. Ką darysim su savo tais? Jeigu mes nesušersim šičia vietoj, nesugalvosim technologiškai, kaip išgauti baltymą, nevežti, neplukdyti laivo, o užsiauginti, pasidaryti, mes pasmerkti, užlenkti ūkius dar ką, nes, gal paprasčiau bus tada. Labai negatyviai. Ne negatyviai, tai čia turim žingsnius, turi kiekvienas ūkis persiorientuoti. Turi persiorientuoti ir žiūrėti sistemą, kad tą grūdą, kaip jį augintą, ką galėtum perdirbti. Ir perdirbimą, ką ir dabar mes siūlom, pačiam ministerijai siūlom 3 žingsnį.
ką reikėtų Lietuvoje daryti? Tai pirmoje eilėje reikėtų, kad žemės ūkio kooperatyvai gautų paramą įgyti sojos perdirbimo įrangai, ne, tai ekstruderiam ir sakysim, aliejaus spaudimui. Ir mažą žingsnį, kad gautų finansavimą papildomą pats ūkininkas, paskatą per sėklą nusipirkimą ar per išmoką per hektarą, kaip baltyminių. O trečias žingsnis – paimti atsistoti Lietuvoje pasakyti, kad užtenka GMO maitinti žmonės, tautą ir per 10 metų padarom, kad Lietuvoje nebūtų GMO pašarų. Tai galim pilnumui skambinti, pas mus yra žemės ūkio Lietuvoje žemės ūkio kooperatyvas, BioLeua, tai mes ir sėklas platinam ir konsultuojam, ir auginimo, kas liečia sojos, ir apie sėklą, apie pačias technologijas, dirbimo, tai pilnumui gali skambinti ir gauti visą pilną informaciją, kokią sėklą, kokias veislės, tai tą gali pilnumui. Chemizuotam, kas turi tiesioginę sėją, nieko, sėja pas sunieno iš karto, tai važiuoja sėjamoji ta pati ir tau nereikia papildomos jokios sėjamosios, kad turėtų. Dar, kad tiek užsidengi, yra sėja avatarais, kas 25 cm, soja negali, tankiau sėja. 25, aš manau, yra riba, šiaip jeigu yra tiesioginė sėja, kas 16,5, kas antrą vamzdelį uždengiai. Mes sėjom, kai pradėjom, su pronto sėjom, tai kas trečią, 2 uždengiam, 3 palikom, 45 buvo. Soja mėgsta tarpueilius, jinai tada, nes kiekvienas augalas, mes daugelį dalykų mums čia visi pasakoja, kad dėl maisto čia kariauja kažkas, to dirvožemį dar, reikia suprasti vieną. Kiekvienas augalas gamtoje kariauja dėl saulės. Ir jeigu jis per tankiai susėtas, kiekvienas stiebiasi į viršų, jis nori būti pirmas, vadinasi, jos būna laibos, ir į viršų paskui griūna. Kai per tankiai susėta. Kada sėja soja tarpueiliais, šildoma žemė, jom, visas, kad šaknynas normaliai šiltų ir viskas. Plius soja yra šilumamėgis augalas. Jai reikia sudygimui drėgmės. Toliau, kuo didesnis karštis, tuo jai smagiau. Visi žiedynas pažastyse po lapais, jis nenudega nuo saulės. Žiedai yra apsaugoti, paslėpti. Tai soja yra, kuo karščiau, yra drėgmė reikalinga tik sudygimui. Pirminiai etapai tik nusipurški glifosatais, o paskui yra Lietuvoje registruotas cheminės priemonės, kur nuo žolių purški. Vienas purškimas, viskas ir važiuoja su kombainu. Taip, kad nėra technologija auginimo visiškai nesudėtinga. Reikia noro turėti ir drąsos pakeisti, įsitraukti naują kultūrą. Yra Lenkai šalia kaimynai, kurie tikrai atvažiuos nupirks, o jeigu nenupirks, irgi gali chemikai kreiptis į mus, duosim adresus Varšuvoje, gamyklų, kur tiesiai galima tartis ir vežti pačiam. Taip, kad čia parduoti jos nėra, šiai dienai nėra problemų. Plius Skandinavija visa, ką gali dar ūkininkai per kooperaciją kalbėti į visą Skandinaviją genetiškai modifikuotos sojos neįveši, jie draudžia neaugina ir neduoda įvežti. Taip, kad rinka vietoj kaimynam, jie neplukdytų iš belekur, būtų čia vietinė tiek švedam, tiek suomiam pilnumoj. Per Baltiją permetį ir tenai galima prekiauti.